Labą dieną jaunimas, taigi atvažiavau dabar iki paštomato pasiimti siuntinuką, kurį man atsiuntė Neptūno Byte ir po to lėksim prie vandens išmėginti. Šiek tiek persirengiau ir čia jau šiek tiek kita diena. Vieną dalyką prisiminiau. Galim važiuoti prie balos dabar. Atvažiavau iki balos. Prasipakuosim greit automobilyje dėžutę, kurią mum atsiuntė Neptūno Byte. Ir eisim išmėginti. Ką čia turim, žiūrim. Tai žodžiu, masalų begalės. Visi mikromasalai yra. Tinka avižadrebiui, nano džigui. Tai va vadinasi Nano Game. Yra ir legendinių tantų, ir įvairių dar nematytų masalų. Super atrodo spalvytas, tai pasaka. Wow, tikrai masaliukų nemažai. Ir jeigu norite užsisakyti, šiaip dabar įmesiu nuolaidos kodą, tai bus avižinius 10, gausi 10% nuolaidą su mano kodu. Taip pat neptunobyte.eu yra svetainė, jeigu matysis čia. Žodžiu, sugalvojau tokią nesąmonę. Išsirinkau 5 skirtingus masalus. Dabar bandysiu su kiekvienu šitų masalų padaryti po 10 metimų. Ir žiūrėsim, kuris yra iš jų kibiausias. Bandysim įsilaikyti tą pačią vietą ir po 10 metimų su kiekvienu iš 5 masalų. Einam vyniot meškeres ir eisim prie balos. Žodžiu, oras šiek tiek ne pagal prognozes. Gavau lietaus, tai laukiu, kol nustos lyto dabar ką. Keliaujam, kaip ir sakiau, pabandysim masalų čempionatą padaryti. Tai pirmas masalas, kurį bandysim, Vabaitas. Oranžinės spalvos su ultravioletiniu efektu. Ir kaip sakiau, 10 metimų. O, yra antrų metimų ešeriukas. Pirmas ešeriukas šį sezoną. Ui, iškrito vargšas. Liuks. Pagalys. Šitą nežinau, skaitom ar neskaitom. Žodžiu, kaip ir nustojo lyt. Einam antram raundui. Tikiuosi daugiau neužpuls tas lietus. Panašu, kad jau šviesėja po truputį. Grįžom į vietą. 7 metimas su Vabait. Dar pagalys. Žinau, reiks jaučiu užskaityti ir pagalius. Šitas nemažas. Kągi, kitas masaliukas, kurį naudosim, tai legendinė tanta. Labai gražios geltonos spalvos. Dedam ant kabliuko ir darom 10 metimų.
Sekantis masaliukas. Javas tik. Kaip atrodo ant kabliuko. Labai smagu šitas. Esu su jais ne kartą žvejojęs. Gal netinkamą vietą pasirinkau čia, bet babaitas kol kas stipriai įsiveržęs į priekį. Viena žuvis ir 2 pagaliai. Tai tikrai neblogas rezultatas. Sekantis masaliukas tipsis. Dedam ant kabliuko ir gal pagaliau bandom kažką pagauti. O. Tipsiukas sudirbo. Vėl nukrito vargšas. Įsikasė. Po žemę viskas gerai. Paskutinis metimas. Sekantis masaliukas ir paskutinis drop rožinės spalvos su AV efektu. Pabaigiau Neptūno Bite masalų varžybas neoficialias. Rezultatas Bite 1 taškas, nes 1 žuvis, ir tipsis 1 taškas, bet Babaitas dar pagavo 2 pagalius, tai kaip ir nominuoju 1 vietą Babait. 2 vietą pasiėmė tipsis. Su kitais 3 nepavyko nieko ištraukti. Dabar einu iki soliuko, persirišiu avižą ir bandysim atpeiti vieną tvenkinuką, po to nueisim į kitą tvenkinuką ir bandysim kažką pagauti. Varom toliau. Suriukus valgau. Pasimažinau avižėlį iki 0,3. Realiai iškart galėjau čia ateiti, visai vėjo nėra. Bet aš čia nesu buvęs, tai net nežinau, ar žuvies yra. Pažiūrėsim, nes pačiam įdomu. Kažką turiu. Kojytė. Piktoji kojytė. Nu, palauk. Kabinsiu. Šeriukas. Kokio mažumo. Vėl pradėjo lyt, tai daugiau nebesilydys ant to lietaus, važiuoju namo. Ačiū visiems, kad žiūrėjo, čia ant tom ir užbaigsim dieną. Nepamirškit paspausti prenumeruoti ir patinka, jeigu patiko mano filmukai. Tai tiek viso ir iki kitų susitikimų.